Esu Andrius, esu alkoholikas. Dėkoju Jums, kad pakvietėt mane į susirinkimą. Ir dėkingas AA visiems nariams, kurie mane pažįsta ir dar nepažįsta. Dėkingas savo globėjui. Jo, dėkingas Bilui, kuris prasigėrė ir sukūrė kažką tai stebuklingo. Tai pradėsiu gal nuo savo vaikystės. Nežinau, manau, kad šeima pas mane buvo normali, bent jau tada maniau. Taip, aš gimiau Kaune, senamiesty, 86 metais, nelabai atsimenu tų metų, bet nuo 90 kažkelintų pradėjau atsiminti viską. Tėvo nelabai atsimenu iš tikro, man buvo 3 metukai, man sakė, kai jisai išsiskyrė su mama, bet jisai buvo visą laiką netoli, kol greičiausiai man buvo kažkur 7 metai, jo nepasodino į kalėjimą ir jo nebuvo 8 metus, man jo labai trūko, aš taip galvojau, kaltindavau jį, kada važiuodavau lankyti, sakydavau, per tave čionais nėra tavęs, aš nežinau kaip augti. Mama irgi būdavo kaltinama, versdavo mane groti smuiku, eiti į muzikos mokyklą, aš ten neklausydavau. Ir brolis irgi vogdavo iš mano pinigus, būdavo nuskriaustasis ir viskas man blogai. Tai toksai, bet įdomiausia, kad kai aš bendrauju su jais, aš nenorėdavau būti šalia jų, o kai jų nėra, man jų vis trūkdavo. Tai tokia įdomi, bet kaip dabar atsimenu, įdomiai mano tas protas veikia, kad mamos nėra, aš pasiilgstu mamos tenais porą valandų, brolis kažkur ten su draugais išeina, aš pasiilgstu jo. Tai kažkaip tai nuo mažens kažkas jau jaučiau yra ne taip, kažkaip tai ne tas kažkas, tai be abejo jausdavausi vienišas kažkoks, tai nepritapęs, vienišas ir pradėjau mokyklą. Klasiokai man nepatiko, buvo per jauni man, tai aš susiradau vyresnius draugus, kad prie jų pritapti, man jie sakydavo, kad aš kažką turiu padaryti. Pavyzdžiui, nueik į parduotuvę arba nueik į aludę ir parnešk dėžę alaus. Tada tu gali būti su mumis ir gal dar gausi vieną butelį alaus. Tai vat, aš išmokau iš jų manipuliuoti, kaip naudoti žmonėmis. Tai reiškia, kai jau turėjau ar savo šeimą, ar kitus draugus, kuriais galėjau naudotis, tai aš galėdavau pasakyti, aš tau galiu paskolinti pinigų, bet tu turi man kažką padaryti. Tai tokios programos visą laiką išauga. Brolis su draugais mėgdavo vogti, tai mašinas, tai magnetofonus, tai ten išmokau, kad vogti yra visai neblogai, ir pinigų turi, ir gerbė tave. Tai va, iš draugų išmokau tos agresijos gal daugiau, kad galima kažką užsipult, atimt, pagazdint, kad ir ten telefoną iš klasioko paimti ir pasakyti, kam nors pasakysi, ten išvešim ar kažką panašaus. Ir, man tai atrodė, kad aš kietas ir tai bus gerai, man priversta, kaip praverstas gyvenime. Ne? Tai va, mokyklos aš nebaigiau, 9 klasiai prisidirbęs, turėjau pabėgti į autobusų stotį Kauno, sėsti į autobusą, mama jau buvo čionais Anglijoje, ir sėsti į autobusą, nusipirkti bilietą ir atvažiuoti į Londoną, jai nesakius. Aš nesakiau nieko, kai tik atvažiavau čionais į Londoną, aš jai paskambinau ir pasakiau, paimk mane, aš nežinau, kur aš esu, ten tokioj stoty lygtais, ir nelabai jinai apsidžiaugė mane čia būnant, nes aš Lietuvoje prisidirbau. Tenais, kaip pasakyti, nežinau, aferizmų apgaudinėdavom žmonės ir mane policija sakė teisme arba turėsiu eiti
nepilnamečio koloniją arba į armiją. Tai aš išsigandau ir to, nes aš ant tiek šustras, kad išsigandau, kaip sakoma. Tada man atrodė, kad aš, kaip ten sakydavau, kad kaip aš eisiu dirbti, kaip aš eisiu kažką daryti, ten tarnauti savo valstybei. Aš čia ne šestiorka, aš kažkoks kietas, bet iš tikro dabar matau, kad aš paprasčiausiai bijojau sėsti kalėjimą, bijojau, kas bus kalėjime, arba bijojau armijos, aš nenorėjau ten būti. Tai va, po to Anglijoje aš iškart susipažinau dar ir ne vien tik alkoholiu, ir kitom medžiagom. Man tai patiko ir dirbau, galima sakyti, nuo algos iki algos. Tai penktadienį gaunu algą, sekmadienį jau skaičiuoju, kaip nuvažiuoti pirmadienį į darbą. Ir tai kažkur nuo 19 metų. Iš viso, man atrodo, pirmą kartą taip rimtai jau prisigėriau, tai 14 metų. Rūkyti pradėjau 13. Tai va, o po to labai greit susiradau, taip galvojau, mylimą moterį, merginą. Ir mes apsiženijom su ją. Prieš vestuvės atsimenu labai gerai. Tai vat mano turbūt jau pirmam žingsnį aš tą pamačiau, eidamas žingsniais, kad va čia buvo mano, galima sakyti, galėjau ten tada ir numirti. Tai vat 19 metų, būdamas dieną prieš vestuvės, aš stipriai prisigėriau ir vos neuždusau. Man buvo ant tiek bloga, aš vėmiau ir gulėjau ant nugaros, ir jeigu ne mano buvusi žmona nebūtų pavertus ant šono greičiausiai, būčiau uždusęs. Tai va, jau tenais, galima sakyti, aš turėjau būti negyvas nuo alkoholio, bet išgelbėjo mane aukščiausiai jėga, Dievas. Tai vat, Dievas suveikė per mano buvusią žmoną ir jinai mane išgelbėjo. Tai va, toliau, kas, stengiausi, dirbau, labai stipriai pasinirau į darbus, atsirado daug norų turėti namą, turėti gerą mašiną, kad žmona būtų gera ir, kaip pasakyti, žmona gera, kad nepabėgtų nuo manęs, nes, iš tikro, baimės yra kažkokios, tai apdruk mano draugas geriau uždirbs. Ir jo, susitaupė man namą, nusipirkom ten namą ir vaikas gimė. Atsimenu labai gerai, labai pavydėjau savo vaikui, žmonos. Jau tada kažkaip tai pradėjau jai sakyti, kad galbūt man reikalingas psichologas, kadangi aš jai iš tikro atvirai sakydavau, kad aš išeinu į darbą ir nėra taip, kad ten tas pavydas kažkoks tai nenormalus, bet paprasčiausiai aš jaučiu, kad aš kažkokį pyktį jaučiu ant savo vaiko, kad jam yra duodamas dėmesys, o aš to dėmesio tiek nebegaunu, bet čia yra čia yra žmogiška, čia yra normalu ir daug žmonių tą sąmoningai supranta, bet man neišėjo to suprast, kodėl taip yra ir kas yra su manim. Suprantu, kad kažkas negerai, bet nesuprantu, kaip tai susitvarkyti. Ir tuo metu žmona sakė, kad viskas čia yra gerai, viskas tvarkoj, tik tai nereikia tau, nepavydėk ir viskas. Taip nesigaudavo man nepavydėti, man pavydas, tai aš nueidavau, išgerdavau ir man pasidarydavo geriau, man atslūgdavo. Tai aš visas tas emocijas išmokau malšinti alkoholiu. Ir kelias mano buvo ilgas, aš nežinau, sakau, žinokit, ir galų gale jau turint 3 vaikus, aš jau žinojau gerai, kad aš turiu problemą su alkoholiu. Ir jau kažkur 27 metų tikrai supratau ir aš atsimenu, verkdavau ir žadėdavau savo žmonai, sakydavau viskas, aš daugiau nebegersiu, aš prižadu, aš
aš tau nežinau, savo gyvybę netgi sakydavau. Nu, aš kitų gyvybę nelabai ten, man atrodo, ir paminėdavau, bet aš gali būti, kad ir man atrodo, ir sakydavau, jau vėliau ir vaikų gyvybę pažadėdavau. Sakau, vaikų gyvybę prižadu, daugiau negersiu. Po 2 savaičių aš vėl guliu girtas. Ir paprasčiausiai nesuprasdavau, kaip taip įmanoma. Ir be abejo, kaltindavau kitus. Kalta žmona, kalti vaikai, kaltas darbas, kalti kolegos, draugai netokie. Ir Londonas jau ne tas. Aš čia 23 metus esu ir jau Londonas ne tas pasidarydavo ir viskas būdavo blogai. Bet biškai apsitvarkau reikalus, kaip sakoma, darbo reikalus apsitvarkau, visus šeiminius reikalus apsitvarkau ir lygtais ir neblogai vėl pagerėja. Ten išvažiuoja atostogų arba įsigyja naują automobilį ir kažkiek tai tos laimės gauni ir atrodo viskas čia gerai. Ir pradedi lyginti, žiūrėk, aš, gal ir turiu problemų, bet pasižiūrėkime mūsų draugus, jie ten neturi to ir to ir to, o aš viską turiu. Tai gaudausi, visus lygindavau, vertindavau, kritikuodavau, bet į save niekada nepasižiūrėdavau. Aš būdavau pats kiečiausias, geriausias vyras, kuris gerdavo, kai jam būdavo blogai ir susipykdavo specialiai su žmona, eidavau į mokamas paslaugas ir išduodavau savo žmoną. Tuo būdu, po to toks įdomus momentas būdavo, atsimenu, mes buvom atostogose ir mane nuvedė pas gydytoją, aš labai pykau ant savęs, kodėl aš apsišlapindavau prisigėręs. Ir su daktaru šneku ir daktaras sako, gal tu mažiau gerk, sakau, čia ne alkoholį, aš tenais. Sakau, pas mane sapnai, aš ten prisigalvojęs, jam sakau, aš kai išgeriu, aš turiu išgerti prieš naktį, kad man nesisapnuotų vilkai. Aš ten sugalvojęs buvau istoriją, kad man vilkai sapnuojasi. Ir kai prisapnuoja vilkai, aš tada apsišlapinu. Toks mano mąstymas būdavo, kad atrodo, jeigu aš pameluosiu, būsiu, bet puikiai tą žinau, kad aš meluoju, bet vis vien sugalvoju pameluoti. Dabar juokinga tada, tai aš pykdavau ant savęs arba gailėdavau savęs. Bet tai tokia situacija, nežinau, kodėl man šovė apsišlapinimo. Dar buvo situacija, be abejo, mane mašiną partrenkė, aš buvau ir užvartojęs daug alkoholio ir kitų medžiagų, bėgau per gatvę ir aš tada nepripažinau, kad čia dėl alkoholio, čia viskas turėjo būti gerai, nes mes 4 bėgom per gatvę ir aš buvau 3. Kaip įmanoma, man turėjo labai nepasisekti, kad mane partrenkė mašiną, o 1, 2 ir 4 nepartrenkė. Kaip taip gali būti? Ir man atsimenu, daktaras, aš ten, man atrodo, komoje atgulėjau 7 dienas, kai prabudau, daktaras atėjo ir sako, gal mes pranešim tavo šeimai apie tavo žmonai, mama, brolis tenais yra, laukia, kol tu atsibusi, atsibudai, mes su tavim pašnekėsim, gal jiems pranešti, kad mes radom labai daug medžiagų tavo kraujyje, gal tau reikalinga pagalba, aš sakiau, ne, man viskas gerai. Tai viskas tvarkoj su manim, aš nenorėjau to pripažinti. Po to, be abejo, nuo vartojimo, man atrodo, čia vienas iš dar buvo vienas, papasakosiu, pasitengsiu papasakoti greitai. Nuo pervartojimo man įsiliejo kraujas galvoje ir turėjo gręžti kaukolę, 2 skylės darė, kad atslopintų spaudimą kraujo spaudžiamą smegenų. Ir tenais kitą dieną irgi po operacijos daktaras atėjo ir sako, tu puikiai žinai, dėl ko tas įvyko. Tai aš pamelavau daktarui, kad man pribėrė miltelių į gėrimą alkoholinį ir aš nežinau apie tai, nors aš puikiai žinau, dėl ko man įsiliejo kraujas.
Ir be abejo, šeima iki šiol nežino apie tai. Aš neatsimenu, man atrodo, net ir dabar, bet dabar nėra su kuom ir pasišnekėti. Mes įsiskyrę su žmona, tai jinai nelabai ir norėjo apie mane žinoti. Kita situacija buvo, aš po to, čia vienas iš tų pirmųjų žingsnių, kur aš turėjau būti jau miręs jau 3 kartą. Dar viena buvo situacija, kur aš padariau avariją, atsitrenkiau užmigęs į fūrą, į konteinerį ir kažkokiu būdu gyvas likau irgi. Mama atvažiavo manęs paimti iš Prancūzijos, man atrodo, tarp Belgijos ir Prancūzijos, aš atsitrenkiau į tą fūrą. Nebuvau girtas bet dieną prieš stipriai gėriau ir, kaip sakoma, dar garavo alkoholis manyje, tai paprasčiausiai užmerkiau akis ir užmigau. Tai tokių situacijų man tikrai daug ženklų Dievas davė ir nežinau, kaip aš nesusipratau, arba aš paprasčiausiai, kaip dabar tą suprantu, aš nežinau, kad alkoholizmas yra liga. Aš galvojau, alkoholizmas, alkoholikas, ką jis, nori geria, nori negeria. Tai panašiai čia gaunasi, bet kad ne yra liga, klastinga, mistinga, kad nevaldomas aš esu prieš alkoholį, kai aš išgeriu pirmą taurelę, viskas, aš nebevaldau savęs. Toks sąmoningumas atėjo dabar, kad, blemba, aš tikrai užjaučiu, kas negali nustoti, nes, beveik neįmanoma yra nustoti, man tai buvo, kad mano dugnas toksai buvo, kad aš tikro prieš Minnesotą, aš praeitais metais Minnesotoj Kaune buvau ir prieš Minnesotą aš jau atėjęs buvau į AA, į anoniminius alkoholikus, ten pasiklausęs 2019 pirmą kartą, bet tada aš išsirinkau psichiatro kelią. Tai dar nuo 2019 iki 2024 aš paklaidžiau su psichiatru. Prieš tai aš dar be abejo bandžiau ir koduotis, ten žinomas, kai kuriems turėtų būti maksimalietis. Ten užsikodavau 5 metam, po 2 savaičių aš jau gulėjau girtas. Po to čia angliškas programas praeidinėjau alkoholizmo. Viena programa kažkurio būdu nustojau metams laiko, bet kentėjau visus metus, atsimenu, buvo kančia man, aš pavydėdavau, kas geria. Ir tas man nepadėjo visiškai. Tai po to psichologų buvo daug praeita, psichiatrė, išrašė tablečių ir aš ten pradėjau tabletėmis manipuliuoti. Bet man buvo didžiausias šokas, kai psichiatrė mane priėmė 2019, o 2024, tai reiškia, praeitais metais, pradžioj metų, jinai man pasakė, aš tavęs atsisakau. Man buvo šokas, aš jai moku pinigus, o jinai pasakė, aš daugiau tau nebegaliu padėti. Aš tau receptų nebeišrašau, tu man ne pacientas. Tai buvo man didelis šokas. Ir jinai pasakė man tą frazę, tik aš dabar ją atsimenu, tada aš negirdėjau jos. Jinai sako, tau dabar gali tik padėti anoniminiai alkoholikai. Aš tau rekomenduočiau ten kreiptis. Ir aš aišku nesikreipiau. Bet lygiai kažkur po mėnesio, praeitų metų, jo kovo mėnesį, aš nebeturėjau pasirinkimo ir paskambinau, mano žmona buvo universitete. Ir paskambinau aš jai ir sakau, aš turiu didelę problemą, aš nebegaliu nustoti, aš vartoju, ne vien tik alkoholį ir man reikia pagalbos. Jo žodžiai buvo susikrauk daiktus ir išeik iš namų. Tai išėjau iš namų ir atėjau į anoniminius alkoholikus, nes nei vienas draugas, nei mama, nei brolis, nei tėvas, absoliučiai niekas visi atsisakė man padėti. Pasakė, mes nežinom kaip to, paprasčiausiai padarė man didelį meškos paslaugą. Aš tada buvau labai piktas ant jų, kaip čia tokiom, kaip man nepadėsit.
tiek dirbau, tiek visiems padėjau, o jūs čia man nepadedat, bet jie man padarė labai didelę paslaugą, kadangi aš atėjau anoniminis alkoholikas, pradėjau eiti žingsniais, tai 12 žingsnių anoniminių alkoholikų, skaityti didžiąją knygą su globėju, bet problema buvo viena, kad aš nebuvau dar prisipažinęs, kad aš esu bejėgis prieš alkoholį, aš dar vis taip norėjau apgauti save ir kai kurie ten, reabilitacijose, Minnesotoje, atsimenu, sakydavo atkritis. Ten ne atkritis buvo, aš kaip matau dabar, aš paprasčiausiai nenustojau gerti, aš toliau geriau. Tai aš ten prabuvau praeitais metais 5 mėnesius, ten kažkiek dienų blaivas ir man tas noras nedingo. Nedingo. Kadangi aš nerimtai žiūrėjau į programą, aš tą dariau ne dėl savęs, aš tą dariau, kad susigrąžinti šeimą, susigrąžinti darbą, išlaikyti biznį. Ir pirmoje vietoje sveikimas nebuvo statomas. Ir be abejo, aš užgėriau, pats susiorganizavau pagalbą Kaune, Minnesotoje, mane ten priėmė. Minnesotoje aš buvau detokse 11 dienų, nors man ten labai mažai buvo pripūsta, aš paprasčiausiai ten apgaudinėdavau seselės ir, galima sakyti, apsivartodavau vadinamų dizelių. Neklausydavau nieko, kažkokiu būdu mane visiems užrašė į Minnesotos programą ir 28 dienas aš atbuvau, gavau tikrai daug informacijos, tikrai sėdėdavau kabinetuose pas socialinius darbuotojus ir sakydavau, padėkit man, kaip man pasielgti čia, kaip mažas vaikas, galima sakyti, 38, man atrodo, metų, 37, 38, sėdžiu ir klausiu, ką man daryti, kaip šitoj situacijoje ten pasakyti ar kaip ką, ir visiškai nežinojau, kaip elgtis. Į vyras buvau tikrai nepanašus, buvau žlugęs žmogus, didelė skylė viduje, visiškai supratimo apie gyvenimą, nesuprantu, atrodė, kad čia visi aplinkiniai yra kalti. Ir atbuvau aš ten, užsidėjau tą varnelę, labai dėkingas Kauno Minnesotai, dėkingas tikrai visiems ir anoniminiam alkoholikam, kurie ateidavo ir aš eidavau lankyti su lapais juos. Tikrai daug informacijos, daug patirčių išgirdau ir ten tikrai kažkokia tai pagalba buvo ir be abejo, ką daro reabilitacijos darbuotojai, tai yra tikrai gerai, gal ir kai kurie ten atrodo pikti, bet jie tikrai gero norėjo man. Ir šventojoj būdamas, ačiū Dievui, susitikau su 3 darbuotojais ir atsiprašiau jų, kadangi aš tikrai vedžiau save labai blogai. Aš keikiausi, pykdavau ant jų, siuntinėdavau, kroviausi lagaminą 2 kartus. Minusų pas mane turėjo būti labai daug, ten tik 3 leidžia, kažkodėl tai, nežinau, kaip minimum 8, aš ir ten ir išlipęs per langą buvau ir rūkimas tenais draudė rūkti, man ten draudžiama nebuvo, aš dariau, ką norėjau, tai toksai tikrai pamatęs juos šventojoj, tikrai gėdos jausmas pasirodė ir žinau, kad man reikia nueiti pasišnekėti, atsiprašyti, padėkoti. Tai su reabilitacija tokias. Toliau pas mus yra aš užsidėjau varnelę, gavau diplomą ir man ten buvo pasakyta, atsimenu per tą diplomo davimą, kad ką aš darysiu toliau. Ir, kad anoniminiai alkoholikai yra mano kelias toliau. Aš grįžau į Londoną, iš karto išėjęs tą pačią dieną išskridau iš Kauno ir atskridau į Londoną ir nenuėjau į susirinkimą. Po 2 dienų aš atsidūriau pas savo buvusią žmoną ir vaikus namuose ant grindų. Girtas, apsisnargliavęs, apsiverkęs, apsišlapinęs ir prasipjovęs savo kairę ranką.
Daugiau taip neminėsiu, ten apie tą bandymą. Iš tikrųjų, aš tik tai gal daugiau, kad pagailėtų manęs tenais, susižalojau save ir verkiau, atsimenu, labai savęs gailėjau. Bet iš tikrųjų, aš gulėdamas, nežinau, ką toliau daryti. Aš sakiau, aš daugiau nebenoriu gerti, aš nebenoriu gyventi, aš nebežinau, ką toliau daryti. Ir nežinau, jausmas buvo tikrai, užjaučiu tuos, kurie tikrai ateina į grupę ir pasakoja, kaip jie jaučiasi. Atsimenu, guliu ir tikrai nežinau, ką daryti. Tikrai absoliučiai viskas. Ir aš atsimenu, man bandė padėti, sako, aš iškviesiu greitą, aš šokau ir bėgau. Ir žmogus turėtų jau tokioje situacijoje priimti pagalbą, o aš išsigandau greitosios, ar tai kažko, tai nesuprantu pats savęs ir bėgau per gatvę. Ir nubėgau pas savo brolį, ten paprašiau, kad jisai man nupirktų toliau pagert, geriau, kol po to pats jau pamačiau, kad viskas man nepadeda, brolio pirkimas, man reikia kažką daryti. Įsikviečiau lašelinę, pralašino mane ir kitą dieną nuėjau anoniminius alkoholikus, namų grupę, 7 karaliai, jeigu kas nors būsit Londone, apsilankykit. Puiki grupė ir jinai mane ištraukė, be abejo, aš iš karto, nes šį kartą, antrasis mano globėjas, įdomiai tai buvo, kad aš nepasiprašiau, jisai prie manęs priėjo ir pasakė, tau reikia eiti žingsniais ir viskas. Ir aš buvau nei apakęs, nei supykęs, aš paprasčiausiai sakiau, aš viską darysiu, ką pasakysi. Aš jau nebežinau, aš jau net nežinau, ko prašyti, aš jau nebepasitikėjau nieko, aš nepasitikėjau niekom, niekom grupėje, nei savo artimaisiais, niekom, aš bijau visų, aš bijau pats savęs ir aš kažkodėl tai jam sutikau, kai jis priėjo ir pasakė, tau reikia eiti žingsniais ir ačiū Dievui, pradėjome eiti žingsniais, pirmi 3 mėnesiai sveikime buvo man tikrai pragaras. Aš iš tikro ėjau į angliškas grupės, aš jungdavausi online rusiškas grupės 24 valandas. Būdamas darbe, būdamas bet kur, eidamas parke, eidamas gatve, aš jungdavausi prie, kur tik įmanoma, eidavau savaitgaliais, nežinodamas, kad nenueit pas draugus, aš ar kažkur tai eidavau 2-3 kartus į dieną į susirinkimus. Man tikrai to reikėjo ir, kaip sako, 90 dienų, 90 susirinkimų, tai aš per tos 90 dienų daugiau nei 90 susirinkimų praėjau. Man to reikėjo ir, sakau, jeigu ne anoniminio alkoholikų susirinkimus, nesvarbu, kuria kalba ir kai būna pasiteisinimai, aš neturėjau laiko, ar tenais buvo reikalų, tai tikrai tušti pasiteisinimai, nes per savo šį sveikimą mano biznis žlugo, šeima galutinai, buvusi žmona galutinai netgi neleido prisiartinti, kad aš jo atsiprašinėčiau, jai paprasčiausiai nusibodo per 20 metų klausytis manęs ir mano atsiprašinėjimų, jinai prarado pasitikėjimą manimi. Be abejo, šiuo metu 10 mėnesių blaivybės ir 1 diena aš girdėjau, Elena, man atrodo, sakė, kad irgi sveikinu, mes panašiai pradėjom blaivėti, bet visą laiką 1 diena ta yra ir atsimenu reabilitacijoje, 1 dienos tą taisyklę. Iš tikrųjų, man vienu metu netgi, aš atsimenu labai gerai, kai aš sėdėdavau, čia į sporto salę lakstydavau, kad mano tos mintis manęs visiškai nesužlugdytų, tai aš eidavau į sporto salę, po sporto salės atsėdavau pirty ir aš negalėdavau nusėdėti. Ir kažkodėl tai atėjo tokia idėja, 1 sekundę ir aš tą mintise tą 1 sekundę vis kartodavau ir iš tikrųjų man padėjo tas, kadangi
vat sakai 1 sekundę ir mintis jokios kitos neateina. Ir nors 1 sekundę pasitraukit mintis, nors 1 sekundę. Ir iš tikrųjų, kai būna blogai, aš dar šitą praktiką prisimenu, kad kartoju tą 1 sekundę ir iš tikrųjų mintis tos manęs stipriai, bet be abejo, eidavau po šaltų dušų, eidavau čia prie namo šiukšlės rinkti. Nes skambinau globėjui, man taip ir taip, eini, sako, maižą pasiemi ir renki šiukšlės. Tai išeinu iš namo, čia jauni vaikinai dažniausiai stovi, o aš renku šiukšlės, jie juokėsi, man net neįdomu būdavo, aš norėjau išlikti blaivas. Tai ant tiek tas noras buvo, tai mano pirmas žingsnis buvo padarytas tikrai 100%, bet aš visą laiką turiu savo prisiminti ryte, nes gyvenu, kaip sakoma, ten 15 ar kiek ten valandų, nemiegojęs ir man reikia pamiegoti, kai aš atsikeliu viskas per naujo. Nes aš galiu nueiti, atsigulti vakare laimingas, nes kažkas gero įvyko arba ten, paprasčiausiai gera diena buvo, o atsikelti su visiškai bloga savijauta, negatyvios emocijos, negatyvios mintis ir visas gyvenimas atrodo byra po mano kojom, nors iš tikro viskas buvo taip kaip vakar, taip ir šiandien, tik nauja diena, o mano mintis man sako, tai blogai. Ir malda padeda. Be abejo, aš šiuo metu ir stipriai meditaciją, stebiu save, analizuoju, 10 žingsnis. Tai ką programą siūlo, net nežinau, turbūt gal pasakysiu, pirmas žingsnis, reikia ateiti su noru sveikti ir viską kitką atidėti šoną. Aš to neišgirsdavau. Sakydavo, padėk į šoną visus reikalus. Pasistengti, jeigu reikia tų pinigų, kad apmokėti sąskaitas, eik į darbą, bet po darbo eik į susirinkimus. Be abejo, mano sveikime buvo, kad aš dar norėjau kažką, atrodė, nepaleidžiu santykių, tai gal į naujus eiti, tai man tas skaudžiai kainavo, ačiū Dievui, tik tai emociniai atkryčiai, bet bent jau aš nerekomenduočiau santykių, dabar esu be santykių, 10 mėnesių blaivybėje ir džiaugiuosi, kad man daėjo tas dašuto, kaip sakoma, kad ir globėjas pasakė, ką rekomenduodavo, kad pirmus metus aš netgi nenusistatęs esu dabar, kad po 12 mėnesių blaivybės aš iš karto ieškosiu santykių. Toliau turiu stebėti save, dirbti su savim ir tada galbūt būsiu kažkam naudingas, nes atėjau tikrai žlugęs ir man buvo diagnozuota bipolarinė, kur sakė, vaistai bus man iki gyvenimo galo. Psichiatrė be abejo bandė tuo metu padėti, nes kitaip negalėjo man padėti, bet žingsnių dėka aš nustojau gerti vaistus ir 4. ar 5. mėnuo nebevartoju vaistų, tai bipolinis tas praeina, po to tas hiperaktyvumas pas mane būdavo praeina, aš dabar atsikeliu ir jeigu jaučiuosi, kad nenoriu nieko daryti čia, aš paprasčiausiai nueinu pasivaikščioti, padarau būtinus reikalus, padarau, už ką esu atsakingas, tai esu už savo vaikus atsakingas. Be abejo, jeigu manęs kažko paprašo, aš pasižiūriu, ar tai ne jų egoizmas prašo, iš tikro reikia mano vaikams pagalbos, tada aš jiems padedu, ko galiu. Ir tada galiu savo pasakyti, aš galiu ir pažaisti šiandien PlayStation'ui, ar pasižiūrėti filmą. Iš tikro nežiūriu filmų, nes nebeįdomu man. Tai filmai pasidarė, labai nikau į tą sveikimo kelią ir atsimenu, sakydavau, kad kaip čia galima su anoniminiais bendrauti, bet dabar iš tikro vieninteliai draugai, kurie likę, tai yra anoniminiai ir jų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Seni draugai pranyko, aš nežinau kodėl, aš jų kartais nebematau, prieina ir sako, tu ką manęs nematai, aš sakau, jeigu atvirai, tai net nepastebėjau, nebėra.
Anksčiau vien matydavau vartojančius žmonės, šį kartą nuvykau į Šventąją ir skambinau savo globėjui, sakau, aš nežinau, Lietuva pasikeitė, šventoji pasikeitė, praeitais metais pilna girtų, šiais metais, sakau, aš nei vieno girto nemačiau. Sakom, tai turbūt ne žmonės keičiasi, o kažkas kitas. Tai, pasikeitimai tikrai yra. Jo, daug žmonių, būtent kas artimieji, tai nepalaiko mano blaivybės, jiems aš esu nebenaudingas toksai, koks dabar esu stiprus, aš galiu pasakyti jiems ne, aš negaliu dabar, aš negaliu padėti šiuo metu, kadangi, aš matau, kad aš naudos jiems iš to nebus, ne, arba draugas ten skambina, paskolink pinigų, girtas skambina ir sako, paskolink man pinigų, negaliu ir viskas. Anksčiau aš neatsisakydavau, be abejo, ir turiu stebėti, kad mano egoizmas, nes kartais, žinot, būna grupėje ten, po grupės išeinu ir pradedu jau žvalgytis, ką paveš namo. Ir čia, tipo, sakydavo mano egoizmas, tai naudingas būsi, bet po to važiuoji ir supranti, kad jau susitarėjai nueiti į restoraną, į kavinę ir po to analizuoju aš tą 10 žingsnį ir pamatau, kad kažkur čia mano motyvai netokie, aš nenoriu padėti nei jai, nei kitiems alkoholikams, ar tai žmonėms. Mano motyvai yra tokie, kad aš turiu su ją permiegot ir gauti, ką mano instinktas prašo. Tai be abejo, kas toliau, gal aš matau laikas į pabaigą, apie 6-7 žingsnį labai norėjau pasakyti, man 6-7 žingsnis, dirbu su juo kasdieną, skaitau kasdieną po puslapį ir grįžtu. 6 paskaitau per ten savaitę laiko, tada kitą savaitę skaitau 7 ir dirbu su savo būdo trūkumais. Dirbu per skausmą, mano egoizmui ir ego nepatinka tas. Dažnai verkiu, dėl to, kad liūdesiui padeda man verkti, o pykti, jeigu aš pykstu, tai aš rėkiu į pagalvę arba važiuodamas mašinoje apsidairau, be abejo, kad nepasirodyčiau kažkoks. Nors iš tikrųjų dabar jau ir nelabai kreipiu aš ten dėmesį į aplinkinius, paprasčiausiai darau, ką aš turiu daryti ir viskas. Ir 6-7 man atvėrė akis, kad aš visą laiką turiu dirbti su savim, ten nenustojamas darbas, aš galvojau irgi, kad žingsnius praeisiu ir eisiu toliau gyventi, ne velnio. Kasdieną turiu praktikuoti absoliučiai visus 12 žingsnių, absoliučiai visus. Tai ten sakoma grupėse 10, 11, 12, iš tikrųjų 10 yra nuo 1 iki 9, mano manimo, aš gal ir apsirinku, bet taip yra. 11 malda, meditacija, 12 yra pagalba kitiems žmonėms ir be abejo pirmoje eilėje tai alkoholikams. Aš turiu jiems eiti padėti, turiu turėti globotinius, turiu dalintis, jeigu manęs paprašo kažkur pasidalinti savo patirtim, nes aš galiu tuom išgelbėti savo gyvenimą be abejo, tą darydamas. Dėl to, kad aš žinau, kad aš galiu išgelbėti kitų gyvenimą. Tai man išgelbėjo kažkada tai kitas alkoholikas ar kiti alkoholikai, tai aš turiu grąžinti tą atgal. Ir nežinau, šitą žingsnių programa atsidaro daug kelių, man atsidarė kelių daug. Dvasinio kelio, aš nežinau, kad dvasinių kelių galima atrasti tokį, net nesuprasdavau, kas tas žodis sąmoningumą, sąmoningą, mąstyti pradėjau, matyti pradėjau save labai stipriai pirmoje eilėje, bet dabar aš jau ir matau kitus žmonės. Ir, žingsniai, nežinau, tai yra vienintelis kelias, kurį aš matau šiuo metu. Tai tikrai laikausi jo ir jei kažkam galėsiu patarti, būsiu
bus man malonu kažkam patarti. Tai gal nežinau, ar ten jūsų grupėje galima bus, paliksiu numerį, jeigu kas norėsit, per WhatsAppą, Telegramą ar bet kokiu būdu man skambinti, rašyti. Ir jo, ačiū, kad leidote pasidalinti. Pasakiau gal ne viską, ką norėjau, bet taip suveikia Dievas per mane, tai tikėkime, kad kažkam buvau naudingas. Ačiū, kad blaivas su jumis ir ačiū